Sveiki, esu Sandra ir štai yra mano pirmasis video apie makiažą. Nesakau, kad tai yra tinkamiausias būdas jį daryti, ar jums reikėtų taip dažytis, tiesiog aš tai darau kiekvieną dieną ir norėjau jums parodyti ir galbūt pamaniau, kad jums tai padės sužinoti daugiau apie makiažą ir kaip jį galima kitaip pasidaryti. Galbūt jums atsibodo tiesiog taip, kaip jūs kiekvieną dieną dažotės ir norėtumėt kaip nors paįvairinti. Tai manau, kad jums patiks ir dar bus tokių video ne vienas. Ačiū žiūrėjimui. Aš jau išstepiu veidą šiuo Garnier kremu. Tiesiog, kad būtų veidas sudrėkintas ir neišsusėtų. Ir aš šiuo metu naudosiu dvi skystas pudras, tiesiog, kad išgauti tinkamą atspalvį. Tai viena yra Lumene Natural Gold, bet tiesiog aš jau ją labai seniai turiu, tai paimsiu aš jos truputėlį, uždėsiu ant rankos. Ir truputėlį naudosiu Fit Me, čia tiesiog yra šiltesnė spalva, irgi jau beveik pasibaigusi, truputėlį labai nedaug vasos. Štai, kad tiesiog dvi spalvas susimaišytų. Maišom. Kartais aš dar naudoju primerį, tiesiog, kad nuimtų raudonus atspalvius. Štai, Catrice primeris labai neblogas, tiesiog nuima raudonus atspalvius, bet šiuo metu tiesiog aš nemanau, kad man reikia. Aš naudosiu tik tai skystą makiažą pagrindą. Štai taip ją skirstau. Ir su štai tokiu teptuku, jo galima netgi jį naudoti galima ir skystalams, galima ir skystai pudrai, aš naudosiu skystai pudrai. Štai taip. Tiesiog tokiais sukamaisiais judesiais. Bus gerai. Tuomet aš naudosiu labai paprastą maskuojamą tiesiog pieštuką. Labai toks, koks jums tinka maskuojamas pieštukas. Paslėpsime tamsesnės vietas, matomis. Kadangi tai yra dieninis makiažas, aš jokio kontūravimo nedarysiu. Tiesiog tik tais, kur aš manau, kad jo reikėtų. Bet čia. Čia. Na štai. Ir naudosiu štai tokį ekopius. Čia petėlį, kad tiesiog taip pat jį paskirstyti tolygiai. Be abejo, galima naudoti ir pirštą. Jeigu jums patogiau, galite štai taip. Tik stenkitės nedaryti tokių judesių, nes vis tiek mes norime, kad jis įsigertų ir pasiliktų ten, kur mes jį uždėjome. Tai tiesiog, tarkim, jeigu jūs atsikeliate ryte ir jaučiatės neišsimiegojusios, pavargusios, jeigu užsidėdate skystą pudrą, vis tiek tie ratilai gana matosi, tiesiog šiek tiek, užtenka šiek tiek po akimis ir akis iš karto atrodo labiau išsimiegojusios. Tai va, tuomet einame prie antakių. Tai matote mano antakiai ryškus tik iki čia, o paskui jau beveik jau nebesmagai, todėl aš juos mėgstu paryškinti. Aišku, galbūt tai daro ne kiekviena, bet kaip sakiau, aš rodau, kaip aš darau, nesakau, kad tai geriausia versija ar teisinga versija, tiesiog galbūt
jums tai bus naudinga. Tai aš naudosiu Essence, tikrai neblogi, nors nebrangi firma, bet tikrai neblogi šešėliai. Tai man jį labai tinka. Tai galiu bet kada noriu. Aš asmeniškai po šitą žingsnį visuomet naudoju biure fiksuojančią pudrą. Šiuo metu naudosiu Essence All About Matte fiksuojančią pudrą. Jis skirta tam, kad jūsų skystas makiažo pagrindas pasiliktų visą dieną, neišeitų iš vietų, nenubėgtų ir tiesiog atrodytų taip, kaip jūs pasidažėte ryte. Ir taip pat aš mėgstu jos daugiau uždėti prie antakių, kad tiesiog jie pasiliktų tokie, kokie jūs norite. Taip pat ir ant kaklo, dėl to mažiau jūsų pudros. Taip būna atsitinka moterims pateks ant rūbų, bet aš naudosiu šiek tiek brangesnės firmos, tačiau labai gerą makiažo šešėlių pagrindą. Tai bus Too Faced Eyeshadow Insurance. Labai geras. Tiesiog jūsų šešėliai išliks visą dieną, nesubėgs raukšlelės ir jo reikia tiesiog labai nedaug. Taip pat kasdienai aš dažniausiai naudoju taip pat šią keturių spalvų paletę, nes ji labai paprasta, labai tiesiog man atrodo, kad tinka kasdienai. Pradėsime štai tokiu plokščiu šešėlių teptuku. Tai aišku tinka bet koks jums. Ir štai šią kaip šampaninę tokią odos spalvą. Dėsime viso huku. Viskas labai lengvai tapšnojama. Žodis. Tuomet naudosiu tokį storesnį teptuką. Tiesiog jis skirtas sulieti spalvas ir jas paskirstyti. Ir paimsiu šią blizgią rudą spalvą. Tiesiog nuimame perteklių. Ir štai čia aukščiau. Žinau, kol kas atrodo baisiai, bet mes tuoj viskas tvarkysime. Nesijaudinkite. Skirkite dažniausiai daugiausiai laiko tiesiog tų spalvų paskirstimui. Tiesiog, kad nebūtų uždėti ir palikti. Tiesiog reikia jas sulieti. Štai taip. Ir štai paimsiu tą tamsesnę rudą spalvą, matinę, kurią naudojau antakiams. Ir į akies kampai švelniai į patį akies kampą.
Paimsime šią šampaninę spalvą. Štai. Ir į šiuos akių kampučius, vidinius akių kampučius ir truputėlį po. Štai. Tuomet po šešėlių taip pat iš tos pačios Too Faced. Štai, nuimame. Ir turime 2 bronzeris, 2 skaistalus ir 1 highlighter, nežinau kaip lietuviškai, bet šiuos 2 bronzeris. Tiesiog ten, kur jūsų skruostikuliai. Truputėlį ant žandikaulio. Tiesiog lengvai, kad neatrodytume tiesiog vienos spalvos. Truputėlį galima kaktos ant šonų. Taip pat naudosiu tamsesnius skaistalus. Šią spalvą. Ir maišysiu truputėlį su šia blizgia pudra. Ir virš to bronzerio, kurį mes uždėjome. Na štai. Tuomet liko mums labai nedaug. Naudosiu tušą, taip pat labai nebrangų, Essence firmos, visai neblogas. I Love Extreme Volume Mascara. Toks didelis gana šepetėlis. Ir paskutinis akcentas šiuo metu labai madinga matinės lūpos. Aš kažkaip seniau nemėgau, bet šiuo metu man labai gražu ir aš mažai naudoju lūpų blizgesių, tiesiog naudoju lūpų pieštuką. Štai tokį tiesiog paprastą long lasting Emilijos lūpų pieštuką. Tokios gražios, rausvai, va čia ką geriau matosi, rausvos, tamsios, nude spalvos. Tiesiog atvedu lūpas. Tiesiog tokias matinės rausvos lūpas. Na, manau, mes pasiruošusios dienai. Tikiuosi, kad jums patiko. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir jeigu norite kokių dar nors video, palikit apačioje komentarą ir aš būtinai padarysiu. Ar tai būtų vakarinis makiažas, ar tai būtų kontūravimo video, ar tiesiog kažkoks sudėtingesnis akių makiažas, rudų, žydrų, žalių akių. Tiesiog tas, kas jums rūpi. Parašykite. Ačiū.